Sveiki visi, čia Bakugan LTL ir šiame video filmuke aš jums pristatysiu B3 Bakugan serijos Heias Alto Brontes. Štai kaip ekrane jau matote, jis jau yra atidarytas. Iš tiesų, jis yra labai aukštas. Tai kad ir palygintume su paprastu Brontes, jisai yra 2 kartus didesnis. Iš tiesų, jis atrodo žiauriai kietai, jis yra aukštas, turi 4 rankas, didelę galvą, kuri turi štai šitus 2. Tiesą sakant, nežinau kas, ten tikrai neausys ir ne kokius antenus, nežinau kas ten yra, bet iš tikrųjų atrodo kietai. Štai ten yra 2 akys viršuje, kažkoks tai kristalas, ar kas ten, tiksliai nežinau kas ten yra. O štai čia yra burna, tiesą sakant, čia nelabai ryškiai matosi, bet tenais ji nenuspalvinta, todėl ryškiai nesimato. Jo simbolis yra ant pilvo prie galvos, štai čia. Iš tiesų, jisai nelabai ryškiai matosi, kadangi jis yra Heias, o simbolis dar nuspalvintas balta spalva. Kietai atrodo ir tai, kad turi daug įvairių vietų, kur būtų galima taip pat nuspalvinti, bet jis nėra nuspalvintas. O iš esmės tai yra vienas iš šiuo metu mano mėgstamiausių Bakuganų. Jisai yra mano naujas pats galingiausias. Jisai turi 750G. Labai ryškiai nesimato, bet truputį matosi, kad 750. Iš tiesų yra galingas ir tikrai nesigailiu, kad jį pirkau. Uždaryti Alto Brontes atrodytų gal iš pirmo žvilgsnio ir sunku, nes jis aukštas, jisai turi įvairių smulkių detalių, bet iš tikrųjų yra žiauriai lengva. Tai pirmiausia, ką reiktų padaryti, tai užlenk galvą į vidų, štai taip. Užlenkiam galvą, ją prilaikom. Užlenkiam rankas, abiejos rankos iš vienos pusės susidaro vienu metu. Tada, laikydami rankas, užlenkiam štai taip ir tiesiog lenkiam į vidų. Lenkiam, nuimam nuo vartų kurtos ir uždarom. Galima pakartoti, jeigu reikia. Tai užlenkiam galvą, užlenkiam abiejas rankas vienu metu, jūs automatiškai užsidarys vienu metu. Užlenkiam taip ir taip. Iš tiesų, rutulio formoje Alto Brontes irgi atrodo ganėtinai kietai atrodo jo štai šis žiedas. Iš tiesų, jisai trukdo rident, bet kuomet užridinim kortos jis labai gerai atsistoja. Bet rutulys trukdo, tas žiedas trukdo jam rident. Taipogi kietai ir atrodo visi tie taškai, kaip jau minėjau, ir visi tie dryžiai, ir simbolis yra viršuje truputį į galą, nežinau kaip pasakius, į galą jo. Nu tai tiek apie Alto Brontes ir netrukus susitiksime kitame video filmo.